kunigų pareigas visų pirma yra garbinti Dievą. Malachijo 2 skyriuje 2 eilutėje yra pasakyta, sako, kad mes turėtume klausytis ir įsidėti į savo širdis garbinti Dievo vardą. Sako, jei neklausysite ir nesidėsite į širdį ir nešlovinsite mano vardo. Tikslas yra kaip kunigo mums garbinti Dievą. Įsivaizduokime vestuvės. Jeigu jaunikis prie altoriaus, kur ateina vesti savo nuotaką, duoti savo įžadus, ir jisai taip be jokios emocijos, taip mechaniškai perskaitytų savo tą priesaiką. Kaip jaustųsi nuotaka? Aš mylėsiu tave, aš tą darysiu. Taip, nuotaka nelabai įtariu, būtų patenkinta. Panašiai ir Dievas trokšta, kad mūsų garbinimas turėtų būti iš širdies, iš glūdumos, kad mes ateitume pas Dievą iš meilės ir jam tarnautume.